Labas rytas, ir Mina pasikūrus nuo pat ryto, jau sporto klube nuo 7 ryto pasportuota, gerai pasikrauta, nueita į pirtį, į sausą pirtį su Himalaya druska, į garinę, super va. Žodžiu, noriu šiandien pakalbėti apie mūsų beauty detoksą. Jeigu pasidalinsi šiuo laivu, bus galimybė laimėti dantų pastą, balinančią dantų pastą ir tiesiog parašyk į komentarus, pasidalinau ir užtagink draugę. Tai va, tai apie beauty detoksą šiandien noriu pakalbėti. Čia yra žalesis auksas mūsų organizmui. Jūs neįsivaizduojat, kiek čia yra gerų dalykų sudėta. Čia yra spirulina. Žinot, kas yra spirulina? Tai yra prieš uždegimus, tai yra nuima emocinį valgymą, sutvarko odą, šlakus, sąnariams, nes yra labai geras preparatas, kad stiprintų, jeigu skauda kažkur tai. Ir kalcio čia yra 67 procentus daugiau negu piene. Tai va šita spirulina, jinai labai reikalinga mūsų organizmui, nes matot kaip yra. Prasideda uždegiminiai procesai, kada mes valgom kažkokį tai prastą maistą. Labai daug kas priklauso nuo maisto. Maistas šiais laikais nėra toks, koks buvo prieš 100 metų. Dabar yra pesticidai, visokie nitratai, purškalai, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, auga augalai ne šiltnamyje. Pasižiūrėkit, kiek skraido lėktuvų, kiek yra išmetamų dujų automobilių, kiek yra visokių statybinių dulkių. Žodžiu, maistas tikrai nėra toks, koks buvo prieš 100 metų ir mes, valgydami blogą maistą, mes užsukam uždegiminius procesus mūsų organizme. Ir kas yra uždegiminis procesas? Tai yra, kai pats organizmas bando vargšas sudeginti ten tuos visus blogus dalykus, paprastai kalbu, kad suprastumėt. Bet matot, kas yra? Kad nebūtų tų uždegiminių procesų, reikia naudoti tokius produktus, tokius maisto papildus, kurie šitus dalykus sutvarko. Tai būtent beauty detoksas, jisai yra su spirulina, jisai yra prieš uždegimus, jisai nuima emocinį valgymą, jisai duoda odai skaistumą, gražumą, valo, lygina, stiprina sąnarius, kalcis, žodžiu, žinokit, čia yra žalesis auksas mūsų organizmui. Labas Mariau, labas Jurgilė, labas visiems, kas žiūrite, būtinai pasidalinkite ir parašykite į komentarus, pasidalinau ir užtaginkite draugę. Tai bus proga pirmadienį suksiu laimės ratą ir tiesiog kažkam tai atiteks dantų pasta balinamoji. Siuntimas neįskaičiuotas. Tai vat, žodžiu, apie tą spiruliną tikrai galėčiau kalbėti nuo ryto iki vakaro, bet šiais laikais įsivesti į internetą, į ChatGPT, ar ne, ta prasme, visi tokie mūsų postai, visi tekstai apie spiruliną yra labai informatyvus ir galite rasti informaciją visą, kas jums yra reikalinga. Dabar šitas maisto papildas, jisai kainuoja 45,5. Šiandien produkto susipažinimo kaina yra 10 eurų mažiau. Tai jeigu nori sutaupyti 10 eurų, būtinai rašyk, kad tau rezervuočiau, nežinok, turiu paskutinį, va šitą vieną naują paskutinį, turiu namuose dar pradarytą, nes pati naudoju ir turiu vieną paskutinį. Tai jeigu nori, tai rašyk, kad rezervuočiau, nes daugiau tokių nežinau ar bus. Ir dabar yra labai daug kalbama apie šitą maisto papildą, nes pavasaris, trūksta vitaminų, trūksta skaidulų, trūksta žmonėms energijos ir va dėl to, kad vyksta tie uždegiminiai procesai, dėl to, kad mes esam užsiteršę, mes mažai būnam grinam ore, mažai sportuojam, einam miegoti vėlai, daug streso ir visa tai įtakoja mūsų ir žarnyno veiklą. O jeigu yra žarnynas mūsų užterštas, tai žinokit, visas imunitetas, visa nervinė sistema krenta keliais balais žemyn ir mums yra labai sunku
džiaugtis gyvenimu, džiaugtis kiekvieną akimirką, nes, tiesiog fiziškai tai neįmanoma, nes, tai yra, kaip pasakyti, mūsų organizmas, tai yra visuma. Neužtenka, kad tik tai vienas iš išorės labai gražios lūpos pripūstos, daleiskim, ten blakstienos priklijuotos, žodžiu, o vidu organizmas kenčia. Tai pirmiausiai pasirūpinkim savo sveikatą ir negailėkim pinigų ant gerų dalykų. Aš nesakau, kad vaistinėse blogi dalykai, bet jie neįsisavina, jie yra nepigus, tikrai jie yra brangus, bet neturi tokio rezultato. Mūsų maisto papildai yra laimėję apdovanojimus kaip inovatyviausi, geriausiai įsisavinantys maisto papildai, tai tikrai labai turiu ko pasidžiaugti. Ir šiandien mano komanda, kas mane žiūrite, būtinai padarykite užduotį, parašykite postą arba reelsą apie beauty detoxą mūsų, kokia yra jo nauda. Jūs neįsivaizduojat, kiek daug yra gerų atsiliepimų. Mano viena pažįstama Lina iš Alytaus, jinai sako, aš eidavau ir man iš tiek skausmo vilkdavau koją, ta prasme, reiškia, klubas skaudėdavo, ne? Ir sako, aš pradėjau naudoti šitą beauty detoxą, sako, nežinau, po 3 ar po 4 savaičių, sako, aš nustojau vilkti tą koją, nes nebeskaudėjo. Ir aš galvoju, palaukti, aš jau vakar nebevilku, ar čia tik šiandien. Ta prasme, ant kiek yra poveikis, ant kiek yra rezultatai. Tai tikrai, jeigu norit pasireguliuoti savo svorį, jeigu norite, kad jūsų oda būtų graži, nes tikrai daug kas yra jaunimas, spuoguota oda, nukenčia, žmonės kompleksus įsivaro, viskas yra įsprendžiama, tik tai nebijokit, parašykit asmeniškai, nėra kvailų klausimų ir pasidalinkit šituo laivu. Į komentarus būtinai parašykite pasidalinau, užtaginkite savo draugę ir pirmadienį, kaip pasakyti, burtų keliu ištrauksiu laimėtoją ir kažkam atiteks dantų pasta balinamoji, siuntimas neįskaičiuotas. Tai tiek šiandieną norėjau su jumis pasidžiaugti, pasikurkit, užsimotyvuokite, eikite pasivaikščioti, pasikelkite savo nuotaiką, nes niekas tau nepakels uodegos negu pats savo, ne? Tai žodžiu, gero jums antradienio. Komentuokite, jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. O aš pasižiūrėjau, kad aš čia ant savo profilio sienos darau, iš tikrųjų turėjau uždaroji grupė daryti, bet nieko tokio. Tai tiek šiandieną. Jeigu manai, kad kažkam bus naudinga, tikrai pasidalink. Ir aš važiuoju jau į ofisą, turiu šiandien konsultaciją, susitikimą, tai žodžiu, įsibėgėja diena puikiai, linkiu ir jums puikaus antradienio. Labas Loreta, labas, Jėzau, nematau, reikia užsidėti, pasižiūrėti, kas čia su manim sveikinasi. Labas Ona, labas Mariau, labas Andriau, labas Jurgilė. Sveiki visi, žodžiu, gerų darbų ir susimatysime rytoj. Ačiū, kas buvot. Iki. Ačiū, kas pasidalinote. Ir komentaruose parašyti pasidalinti.